Jeigu visas pasaulis gebėtų taip gyventi, kad man laimę teiktų kito žmogaus laimė, kad mus sietų abipusė meilė. Jūs klausėte, nejaugi tai įmanoma? Atsakau, kitaip mes neišgyvensime. Mums visą amžių kartojo, supraskite, kad esate glaudžiai tarpusavyje susiję. Supraskite, jeigu kam nors blogai, žmogui, šaliai, tautai, jūs negalite likti abejingi. Jūs negalite tuo džiaugtis. Todėl, kad jūs viena visuma, vienas organizmas, pavaldus vienam dėsniui, vieno organizmo dėsniui. Ir jeigu pažeidžiame šį dėsnį, mus muša, o mes jo nesilaikome nuolat, nes norime gyventi vadovaudamiesi griovimo dėsniu, egoizmo dėsniu. Bet tokio dėsnio gamtoje nėra. Suprantate? Gamtoje veikia absoliučiai kitas dėsnis. Kad tai suvoktume, mums pakanka pažvelgti patiems į save. Mes sudaryti iš daugiau nei 7 milijardų ląstelių, gyvenančių viena dėl kitos. Kiekviena atskira ląstelė yra egoistinė, tačiau kiekviena supranta, kad norint gyventi, reikia susivienyti. Visi mūsų kūno organai tarnauja ne patys savo, o visam kūnui. Toks sveiko organizmo darbo principas, toks gyvenimo principas, pavaldumas bendro organizmo dėsniui, absoliutaus atidavimo, meilės dėsniui, nenutrūkstamo tarpusavio ryšio dėsniui. Kiekvienas mūsų esame viena iš 7 milijardų dalelių, sudarančių vieną didžiulį organizmą, vadinamą mūsų pasauliu. Mums reikia visą reklamą, visą žiniasklaidą, visą auklėjimą. Tai ypač svarbu. Nukreipti į tai, kad žmoguje bent jau užsimegstų mintis, jog jis bendro organizmo dalelė ir kad jis supa aukštesnis meilės dėsnis. Jeigu žmogus sutelks savo mintis tik į tai, kaip išmokti mylėti, tuomet ir įvyks virsmas vienu akimirksniu. Todėl, kad šiuo savo noru mylėti, mes tarsi pritrauksim šį aukštesnį meilės dėsnį, gaubianti mus tarsi motina vaiką. Ir jis mums padės. Ir staiga atrasime aplink mus esantį gerą, draugišką ir malonų pasaulį. Staiga paaiškės, kad meilės veiksmams energijos nereikia. Ji pati gamina energiją. Ir pagaliau suprasime, kas yra meilė. Kad tai rūpestis artimo gerovė ir jo aptarnavimas, o ne savęs. Štai kas ta meilė. Mums reikia spėti tapti mylimiems, mylintiems ir laimingiems dar šiame gyvenime. Mes tiesiog privalome tai padaryti. Kokį nuostabų amžių mes nugyvenome. Ir koks didis amžius stovi ant slenksčio.